Tai labą dieną, mėly žiūrovai ir klausytojai. Labą dieną. Šiandien pas mus svečiuose Darius Norkus, visuomeninio judėjimo Teisingumo aušra pirmininkas. Taip. Žinodamas jūsų istoriją, tai tiesiog noriu tokį užduoti biškį gilesnį klausimą, nes ne vieni metai vadovavot verslams, teko ir Vilniaus vandenis valdyti, turėjot ir ilgametį labai teismų maratoną ir tikrai žinot iš vidaus tas visas struktūras, tai tiesiog norėjau, kad klausytojams šiek tiek papasakotumėt. Galima pasakyti, visi praktiškai žino, kas yra, kaip valdžia vagia, kaip jie daro nusikaltimus, kaip jie vienus išteisina, kitus nuteisia ir mes žinom, kiek iš tikrųjų Lietuvoje pas mus yra to teisingumo, bet girdint tą pasakojimą, kaip tai iš tikrųjų vyksta, žmonės gal galėtų susidaryti tą mastą visą. Tai čia yra tik tai labai tos nedidelės nuotrupos, kiek yra žinoma, bet koks, jeigu padauginus iš visų Lietuvos institucijų ir iš visų tų tarnybų ir viso kito, tai žmonės galėtų susidaryti, kokioj valstybėje mes iš vis gyvenam ir kodėl iš tikrųjų mums per tą 30 metų taip ir nepavyksta nieko čionais ir padaryti. Nu, matot, žmonės dažnai pasako, kad ką teisėjas pasakys, tai jau taip reiškia ir yra. O kas yra tas teisėjas? Jis yra tas pats žmogus kaip ir mes. Ir dažnai būna, kad tie patys teisėjai ne savo sprendimą priema, o kažkieno tai kito, ar vykdo nurodymus, ar patys yra kažkur tai ne visai švaros. Tai lygiai tas pats buvo man ir vandenyse, kai aš atėjau į Vilniaus vandenis dirbti. Jeigu tą pačią dieną atėjus tik tai pradedi dirbti ir jau tau sukurpia specialiųjų tyrimų tarnyba su tam tikrai žmonėm, kad tu jau esi padaręs 8-9 nusikaltimus, nors dar realiai net į kabinetą nenuėjęs. Ir tas ikiteisminis tyrimas prasideda per vieną dieną, jūs patys puikiai žinot, kad kai pats tu norėsi iškelti kažkam bylą, tai tu turėsi praeiti pragarą praeiti, kol tu ten įrodysi, kad tu teisus, kad tam reikia iškelti baudžiamą bylą ir visą kitą. O čia per vieną dieną specialiųjų tyrimų tarnyba surašo tau pažymą, nubėga į generalinę prokuratūrą, atiduoda prokurorui pradėti ikiteisminį tyrimą. Prokuroras net neskaitęs, net nežiūri, kada žmogus atėjo į darbą, nuo kada jis pradėjo dirbti ir jis jau tą pačią dieną pasirašo, kad pradėti ikiteisminį tyrimą. Ta pačią dieną ta byla nukeliauja į Šiaulių teismą, kur ten toks teisėjas, jau seniai visiems žinomas Kalainis, kuris duoda leidimą sekti, važinėti iš paskos, gaudyti ir taip toliau. Ir prasideda žaidimas. Ir taip tave 10 mėnesių paskui tave ten filmuoja, važinėja, seka, gaudo. Ir aišku, bet kokiam pokalbį gali būti, kad tu ten pajokavai, pašnekėjai, apkarpė tą pokalbį, iškarpė, kaip reikėjo, kaip ką padarė ir iš to tau iškelia baudžiamą bylą ir tau žiniasklaida ištrimituoja specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ten toks sėdi žulikas, ten dirba, ten jisai vagia, o kad jis realiai kaip tik prižiūri, kas ten vyksta. Nes man tai daugiau negu aišku iš jūsų pasakojimo, kodėl tai viskas buvo daroma, bet galbūt tiesiog pavyzdžius būtų labai gerai iliustruoti. Nuo ko prasidėdavo, pavyzdžiui, noras, tarkim, sutaupyti elektros sąskaitas, sutaupyti, tai šitas kelias ir galbūt iš to jūsų pasakojimo atsiskleis ir daugiau mastas, kiek kitos įmonės apsistačiusios kažkokiom tai įmonėlėm, per kurias paskui lopsta pačios. Nu, matot, vien tik tai tas variantas, po to, kai manęs neliko Vilniaus vandenyse, sekančią dieną ateina dirbti konservatorių pastatytas žmogus. Po to jau ten merų tampa Šimašius, jis pasistato savo valdybą. Valdybos pirmininkas pasistato pastatą, parduoda Vilniaus vandenų pastatą centre už tokius pinigus, kur kainuoja nuoma. Pats tas valdybos pirmininkas turi pasistatęs pastatą, kurį išnuomoja Vilniaus vandenim už tos pinigus, už kurios parduoda Vilniaus vandenų pastatą centre. Tai čia kas? Ne afera? Afera. Aš pradėjau versle, aš žmogus ūkiškas ir iš karto atėjęs aš bandžiau padaryti taip, kaip daryčiau savo,
Nes pirmiausia, kas yra Vilniaus vandenys? Tai yra UAB. Iki šios dienos visi galvoja, kad tai yra valstybinė įmonė. Tai yra UABas, pelno siekianti įmonė. Ir aš stengiausi, kad tai būtų. Žiaus į statybos objektus pasižiūrėti. Ir kai tu pamatai savo akim, kaip yra leidžiama vieniems, sakysim, grinai vogt vandenį, o kitiems žmonėms kiti paprasti žmonės yra vaikomi iš vieno kabineto į kabineto, kitam yra sudarytos visos sąlygos. Nu, paimsim paprasčiausią pavyzdį. Vienas rajonas buvo statomas, mūsų žymių vystytojų vadinamų tų. Ir mes užeiname į tą pastatą, žiūriu, vanduo liejasi per visus kraštus, garažai visi plaunami. Aš galvoju, kaip čia taip gali būti. Ir pasižiūri. Taigi pasižiūri, kad viskas pilamas vanduo iš gaisrinės vamzdžių, iš kurių negalima leisti vandenį, kurių turi eiti viskas pagal skaitiklius. Ir mes paskaičiuojam, kiek tai sudarytų baudos. Ir pasižiūrim, kad tai sudaro baudos netoli 500 milijonų litų, dar sakysim, to laiku. Ir praeina kažkiek laiko, ateina atstovai iš tos įmonės, oi, ką jūs čia mums priskaičiavot, mes čia tokie jau labai reikšmingi Vilniaus miesto, jūs čia mums baudas tokias skaičiuojam. Tai tada pradedi paaiškinti, bandai išsiaiškinti, kodėl paprastam žmogeliui, kuris statosi ten namą, tu skaičiuoji viską, o jeigu čia ateina jau toks didelis ponas, jau tu jam turi neskaičiuoti. Ir praeina diena dvi, tau paskambina dar meras ir sako, va, tai kam tu čia taip darai, čia tokie žmonės rimti, čia mes visi surišti kartu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tokių dalykų. O šiaip Vilniaus vandenys jie atsakingi, net, nes tiesiog pati ta funkcija Vilniaus vandenų, nes daugam atrodo, kad Vilniaus vandenys tai tiesiog yra per čiaupą patiekia šaltą vandenį ir viskas, bet tai jos funkcijos yra didesnės, jis ten ir kanalizaciją apskaito. Ir kanalizacija, ir priešgaisriniai visi vandenys, viskas yra Vilniaus vandenų. O šiaip, kad žmonės įsivaizduotų, maždaug kokios apyvartos Vilniaus miesto, ne Vilniaus vandenų, pavyzdžiui, metinės, arba ten, kad tiesiog suprast, kiek žmonių dirba. Tuo laiku, kai aš buvau direktorius, dirbo apie 1000 žmonių Vilniaus vandenys. Tai buvimo metu buvo pamažinta porą šimtų, nes ten tikrai jų tiek nereikėjo. Išpūstė etatai. Jo, išpūstė etatai, giminių ir pažįstamų, bet kiek prisimenu, kai po to aš jau ten nebedirbau, tai dalis jų labai daug greitai sugrįžo ir atsirado naujų, tai šiandienai net nežinau, kiek ten jų yra. Aišku, dabar Vilniaus vandenys daug kurių funkcijų atsisakė, jie pradėjo samdyti kitas įmonės, kurios atlieka tenai patikrinimą, tenai sertifikavimą tam tikrų skaitiklių, tai yra atlieka tam tikri UABai, galbūt net sukurti valdybos narių, kurie sugeba įsikurti savo įmonę ir po to laimėti konkursą, tą funkciją atlikinėti ir atlikinėja turbūt iki šios dienos. Tai va, skaitiklius bandėm pakeisti, irgi susidūrėm su tam tikra, nes, kaip jūs žinot, visas skaitiklius Vilniaus. Irgi norėjau paklausti, kiek aš atsimenu, tiesiog iš savo patirties. Stovi normalūs skaitikliai, ne taip senai pastatyti, ateina, sako, mes jums skaitiklius pakeisim. Betgi man kaip gyventojui šitai tai nekainuodavo, tai man keista. O kam tos skaitiklius keisdavo kas porą metų vis kitom įmonėm? Kas porą metų jų keis niekam nereikia. Mūsų noras buvo kitas. Mes norėjom pastatyti nuotolinio nuskaičiavimo skaitiklius, kad atsisakyti tam tikrų žmonių, kurie be reikalo nevaikščiotų. Viskas kompiuterį matosi ir mes padarėm tokį projektą vieną. Pirmieji buvom, kur padarėm žvėrynę tam vienam pastate, sudėjom nuotolinio valdymo skaitiklius, kad matytumėm. Jie labai pasiteisino, dabar nežinau, dabar jau gal jų ir daugiau jau yra pristatyta. Bet esmė tame, kad aš ne apie dėl to, kad skaitiklių pakeitimą, bet kad skaitikliai buvo perkami iš vienos Vilniaus irgi didelės įmonės, kurie norėjo kontroliuoti tą skaitiklių visą pristatymą, vieninteliai būti čia Lietuvoje. Ir kai tik tai pradėjome mes ieškoti ir kitų tiekėjų, tai iš karto atsirado trukdytojų tokių, kurie, čia mes tik būsim, čia mes patys galingiausi, stipriausi ir tik mūsų skaitiklius reikia statyti.
Ir kai tik buvo pasakyta, kad mes paieškosim kitų, tai atsirado labai daug problemų, kad čia jūs blogai dirbat, blogai kažką tai darot. Čia užsakomieji straipsniai. Jo, iš karto užsakomieji straipsniai, kad ne tą darom, ne to užsiminėjom. Elektra. Vilniaus vandenys yra didžiausias vartotojas Vilniaus mieste elektros. Ir kai aš pasižiūrėjau, kokios sąskaitos tada elektros buvo, man iš karto kilo noras išsiaiškinti, kaip ta elektra yra perkama, iš kur jinai yra gaunama. Ir tada išsiaiškinus, kad mes galim tiesiogiai sudalyvauti biržos pirkime elektros dar tais laikais, nusprendėm ten sudalyvauti, bet buvo iškart paskambinta iš savivaldybės, pasakyta, kad čia taip daryti negalima, kad čia mes visas savivaldybės įmonės sujungsim kartu, dalyvausim kartu pirkime elektros, tai bus pigiau. Dar trumpai noriu paklausti, kodėl savivaldybė gali skambinti į UAB ir sakyti, ką jiems galima daryti, ko negalima daryti? Matot, savivaldybė buvo... Ir koks lygis gali iš savivaldybės, tai yra meras? Merai, vicemerai, administracijos direktorius. Todėl, kad valdybos narys kažkoks gali paskambinti, nes dažniausiai valdybos nariai ten buvo iš administracijos. Tai todėl, kad savivaldybė yra pagrindinis Vilniaus vandenų akcininkas, Vilniaus miesto savivaldybė, dar akcininkas yra ten šalčininkai. Bet pagrindinis. Bet jis pagrindinis ir jie skaito, kad jie yra vadovai, už tai ta Vilniaus vandenys buvo vis laik vertinamos kaip savivaldybės įmonė. Ne pelno siekiantis UABas, o savivaldybės įmonė. Ir jie skaitė save šeimininkais, statė savo valdybos narius patys, kaip norėjo, ir praktiškai kontroliavo ir darė tą, ką nori. Dėl ko ir matosi, kaip ta įmonė yra vystoma, kaip jinai dirba, kodėl tos kainos čia pastoviai kyla. Aš manau, kad jos neturėtų taip kilti, nes vanduo vis tik tai yra žemėje, vanduo nepabrango iš žemės, pabrango gal tik tai elektra, siurbliai, kurie traukia tą vandenį. Valymas pačio vandens patekus jau į valymo įrengimus irgi jis ten nieko nepabrangs, išskyrus vėl tos pačios elektros, nes žmonių atlyginimai tiek nepakilo, kad tą vandenį galima būtų čia tiek kelti ir kelti, tai tos mokesčius ant vandens ir kiek girdžiu toliau, kad dar brangs vanduo, be galo. Jeigu taip rimtai užsiemus ir panalizavus tą brangimą, aš manau, kad tos vanduo šiandien dienai turėtų būti perpus pigesnis, jis tikrai nėra tiek išpūstas. Bet čia mums suka galva ir žiniasklaida mūsų ta didžioji vis aiškina, kad taip turi būti, kad čia ta elektra, kad čia tas vanduo labai brangus, čia mūsų turtas, taip, čia yra turtas, bet tai nereiškia, kad paprasti gyventojai už tą vandenį turėtų čia į metus 3 kartus didesnę kainą mokėti, kas 3 mėnesius jinai kyla. Kada baigsis tas kilimas? Neaišku. Tai va dar nebaigiant elektros, kai tada aš pasakiau, kad ne, mes nesijungsime bendrą elektros pirkimą ir sudalyvavom patys biržoje ir tą pasirodo, kad tą elektrą sugebėjom nupirkti gerokai mažesnę kainą ir kai kiekvieną mėnesį mes ten galėdavom sutaupyti 10 tūkstančių litų. Aš dabar tiksliai neprisimenu, gali būti, kad net po 200 tūkstančių litų taupėme mėnesį. Patys nusipirkė, tai irgi daugam nepatiko. Ne, tai aš čia kaip iš šono klausydamas, tai aš suprantu, kad jeigu prieš tai buvo pirkimas vykdomas vieną kainą, o kažkas tai paskui nerado to skirtumo 200 tūkstančių, tai tų nusivylusių turėtų aišku atsirasti. O ir tie nusivylę turėtų turėti netgi ir kažkokią įtaką tam skambinančiam, ar merui, ar vicemerui. Tai, čia įdomu, gal ir daugiau tokių dalykų panašių yra. Po to buvo labai įdomi, Vilniaus vandenys imdavo nuotekas iš Grigeo, kur yra ten Grigiškėse tos gamyklos. Tai aš kai pradėjau ten aiškintis, kaip ten su tuo vandeniu, kur jie jau padaro ten tą popierių ir paskui tas vanduo, kur ateina į Vilniaus vandenius, jis toks užterštas. Ir kai pradėjau aiškintis, tai kaip jie, ką tikrai tiek pat moka už valymą, kiek paprasti žmonės, kur vanduo pakankamai švarus grįžta į valymo įrengimus, o ten vanduo baltas, tenai. Tai pasirodo, tokie dalykai išlindo, kad tenai. Tas, kas nuiminėjat skaitiklį, pastatytas seniai, jis bendradarbiauja su ta gamykla,
jis plombuoja, jis prižiūri. Ir kai pradėjau aiškintis, kur čia tie visi galai, aš pats būdamas direktorium pamačiau, kad aš čia negaliu įsiaiškinti. Vienas nuo kito visi stumdo, čia to nežinau, to negaliu pasakyti, tai čia yra taip seniai, čia viskas taip yra sudėliota, o kai praėjo dabar kažkiek laiko ir pamačiau, kas ten įvyko Klaipėdoje su tais Grigeo, tai pamačiau, kad čia turbūt ta pati afera buvo ir Vilniuje, tik aš nespėjau dar iki galo jos įsiaiškinti ir nežinau, ar jinai iki šios dienos dar yra sutvarkyta. Tikėsimės, kad sutvarkė kažkas tai. Tai čia kiek aš suprantu, tai reiškia į konkretus Vilniaus vandenų žmogus, kuris prižiūri ir skaitiklius, ir plombavimą, ir sakyti, ar čia jau pačio Grigeo žmogus? Čia buvo vandenų, bet jis toks buvo kažkoks keistas. Neaišku, kas algą mokėjo. Tai alga ten turbūt buvo, čia dar buvo klausimas, ką dar ir atlyginimą moka kažkas. Čia manau, kad buvo tokiam kontekste, nes tenai matyti atlyginimą mokėjo Grigeo ir gerokai didesnė negu Vilniaus vandenys. Bet tai reiškia, tai tarsi nebuvo tas, kaip tas vanduo nebuvo išmetamas į nerį ar kažkur tai, ne, o jisai buvo prasukomas pro Vilniaus vandenį? Pro Vilniaus vandenės, pro valymo įrengimus, tik tai... Jūs padarydavot visą darbą, o skaitliukas atsisukdavo, tariamai. Tariamai, sakysim, atsisukdavo ir aš manau, kad mes iš to purvino vandens gaudavom turbūt kokius 4-5 kartus daugiau negu realiai mokėjo Grigeo mums. Tas vanduo ateidavo užterštas ir skaitykim visų gyventojų surinktais pinigais, mes valėm tą vandenį ir po to jis, aišku, išbėgdavo į upę. Tai tokių dalykų vandenyse buvo ir daugiau. Siurbliai visi buvo superkami, kažkodėl tik tai vienos rūšies tenai buvo, visi Vilniaus vandenys buvo Grundfoso siurbliais aprūpinti. Man pasidarė keista, kodėl. Aišku, aš ten gavau daug tokių pasakymų, kad jeigu vienos rūšies siurbliai, tai lengviau jos remontuoti, lengviau sukaupti detalės ir visa kita. Bet kai pradėjau aiškintis, kuo blogesni ten kiti, pavyzdžiui, Vilos siurbliai ar kokie tenai japoniški siurbliai, pasirodo, jie 2-3 kartus pigesni ir tą patį galima sukaupti ir atsarginių detalių visą sandėlį. Bet kai po tam tikro laiko išaiškėjo, kad tai irgi sukurta tam tikra įmonė, vieno iš seno buvusio darbuotojo vandenų. Aišku, nepaprasto darbuotojo, tarybos nario. Nepaprasto darbuotojo. Ir ta įmonė yra laimėjus konkursą ir jinai daug metų jau veža tos pačius siurblius su tam tikra kaina, kurią laimėjo jie. Ir tokių dalykų vandenyse buvo ne vienas. Vilniaus vandenis užsimdamo vandens valymu. Vanduo, kuris patenka iš mūsų visų butų, iš statybų, iš to pačio Grigeo, viskas suteka prie Gariūnų į Vilniaus vandenų ten valymo įrengimus. Vienas iš komponentų, kad tą vandenį išvalyti, yra toks dalykas kaip flokuliantai. Flokuliantai tai yra tam tikra cheminė medžiaga, kuri mūsų jau panaudotą vandenį išvalo, kur tas vanduo po to išteka į mūsų nerį. Tai flokuliantai yra gaminami Europoje, yra geros kokybės, atitinkantį ISO standartus, kurie gerai išvalo tą vandenį, bet mes kažkodėl tai buvom pasirinkę Vilniaus vandenis iš mūsų kaimyninės šalies, nors mokėjom tokius pačius pinigus, kaip ir tie sakysim, mūsų europinių šalių. O kokybė žymiai prastesnė. Ir kai atvažiavo specialistai iš Europos ir jie sako, kodėl jūs neperkat mūsų, mes pradėjom domėtis, kodėl taip yra. Ir aš bandžiau, tada atsirado tokių klausimų, kad ne, čia juos reikia patikrinti, kaip jie veikia, kaip jie čianai visą kitą. Tai mes praėjom pragaro kelius, kol aš sugebėjau įtikinti mūsų savivaldybę, kad reikia būtent pabandyti iš Europos šalių tos flokuliantus, kad patikrinti, kaip jie veikia. Man tiek privardino, kad tai yra labai sudėtinga procedūra, kad čia negalima to padaryti. O kažkodėl tai iš mūsų kaimyninės šalies Baltarusijos ėjo visada tie flokuliantai už tą pačią kainą. O kai pabandėm prancūziškus, pasirodo, kad jų žymiai mažiau reikia. Kaina trupučiuką didesnė, bet jų reikia dvigubai mažiau. Veikia jie geriau.
Bet vis tiek jie nebuvo perkami kažkodėl. Ir kai manęs nebeliko, tai taip jų niekas ir nepirko. Nežinau, kokia dabar yra situacija. Tai dar, tai reikėjo iš karto, vis tiek pats esat verslininkas, tai reikėjo iš karto pasižiūrėti, kas tiekia, kokiai partijai priklauso žmonės įmonė ir būtumėt supratę visus atsakymus. Bet aš, dabar žiūrėkit, aš taip matau, kad buvo tikrai ne vienas, ne du, ne trys užkabinti tokie, sakykime, vertingi tiekėjai, kuriuos jūs norėjot pakeisti. Kiek laiko jūs pradirbot generaliniu direktorium vandenyse? Net metų nepraėjo. Ir vat norėjot šitaip sujaukti visus klausimus. Taip, tai aš iš vietinių buvusių vadovų netiesiogiai, bet per aplinkinius žmonės girdėjau, kad jie galvoja, kad atėjo direktorius, tai kol čia susigaudys, čia gal kokius 3-4 metus padirbs, čia nieko jis nesusigaudys, kol jisai supras, tai čia viskas ir po to pakeis jį, pastatys kitą ir bus viskas gerai. O praėjo 3 mėnesiai, aš pats gilinausi stipriai, kas vyksta, kaip yra, dėl ko taip yra. Ir jau praėjus 3 mėnesiam, jie jau tarpusavį pradėjo, atėjo kažkoks neaiškus veikėjas, jau 3 mėnesiai praėjo, jis jau beveik viską orientuojasi, kas, kur, kaip, ir tas nelabai daugam patiko. Ir dar kai pamačiau, kad šito įmonė dirba virš 1000 žmonių, aš supratau, kad jų čia tiek niekam nereikia. Daug kurios funkcijos kartojasi, tas pats per tą patį, jie ateina į posėdį, ten šneka kažką, tai konkretaus nieko nepasako, po to pasirodo, kad žmogus ateina kokį projektą suderinti, siunčia tą žmogų iš vieno kabineto, į kitą kabinetą, į trečią kabinetą ir galų gale žmogus 3-4 kabinetus praėjęs, išeina, nesupratęs nei ko iš čia atėjo ir negavęs atsakymą. Ir kai aš porą kartų pasakiau, kad šitaip daugiau nebebus, kad jeigu žmogus atėjo ir nori prisijungti prie mūsų Vilniaus vandenų vandenį, kanalizaciją, jis atėjo ir tą pačią dieną turi išeiti iš karto su projektu, su patvirtintu projektu, su nubraižytu projektu. Nieko ten sudėtingo nėra, ten galima bet kokį studentą iš universiteto priimti į darbą, kuris projektuką 3 vamzdžių nupaišys per valandą laiko ir ateis žmogus po 3 valandų, bus ir projektas nupaišytas, ir patvirtintas, ir padarytas, ir žmogus galės laisvai prisijungti vandenį prie savo sodo namelio ar prie namo. Bet kažkodėl man atrodė, kad tam nieko nereikia, nors pinigai buvo įmami europiniai, projektai daromi europiniai, ir kažkada už juos reikės turbūt atsiskaityti vandenim, kad pinigų daug buvo pervesta į vandenis, o tiek žmonių, tiek abonentų neprijungta, kiek buvo žadėta. Nežinau, kaip čia baigėsi kas ko, ar čia sumokėjo vandenis baudas, ar nesumokėjo už tai. Gal dėl to, kad teko sumokėti, gal ir ką kaina dėl to kyla didesnė. Čia ir tokių galim minčių turėti. Nežinau. Bet tai girdint visas šitas nepilnai metus išdirbtus, paskui, kai sujaukėt tiek daug kažkieno tai planų, kiek metų paskui teko bylinėtis už iškeltas bylas ir kuo jos pasibaigė? Pilnas bylinėjimas jis praėjo beveik 10 metų. Maždaug po 8 metų gal buvo visi dalykai išteisinti pilnai. Bylinėjaus ne aš vienas, buvo ir kiti įtraukti į tą visą bylinėjimąsi. Bet po 8 metų mes 3 kartus buvom aukščiausiam teisme, praėjom visas instancijas. Net aukščiausiam teisme jau, kaip aš jau pastebėjau, 3 kartą jau mano bylos dalyvavo tie patys teisėjai aukščiausio teismo. Nors jie jau praktiškai nebegalėjo, teoriškai negalėjo dalyvauti, nes jau visi buvo praėję teisėjai, nes buvo ir išplėstinės komisijos teisėjų, ir neišplėstinės, tai tie patys teisėjai jau buvę anksčiau vis tiek dalyvavo mano byloj. Ir visi dalykai buvo išteisinti, bet praėjus kažkur tai 9 metam po viso, vis tik aukščiausias teismas nusprendė, kad vieną epizodą, kurio realiai pradžioje iš vis net nebuvo, ir
visi teismai ir pirma instancija, ir antra instancija, ir ankstesnis aukščiausias teismas į tą epizodą net nekreipė dėmesio, jis buvo seniai išteisintas visose instancijose, bet vis tik tai aukščiausias teismas trečią kartą nusprendė, kad vieną epizodą reikėtų panagrinėti dar kartą. Nu ir tas epizodas buvo gražintas iškart į apeliacinę instanciją, tiksliau sakant, į kasacinę instanciją. Ir byla buvo išnagrinėta žaibiškų greičių. Realiai tik bylą perdavė iš aukščiausio teismo į kasacinį. Po 3 dienų jau skambino teisėja, kad jau jūs turite dalyvauti teisme. Mano advokatui skambino, aš tuo metu buvau Latvijoje, manęs nebuvo, tai bylą pradėjo nagrinėti iš vis be manęs. Greitų tempų. Advokatas po to mane susirado, sako, Dariau, tu turi dalyvauti, nes jeigu tu nedalyvausi, tai tave gal dar ir uždarys iš viso, nes čia taip vyksta teismas neaiškiai, tik byla gauta iš aukščiausio, jau po kelių dienų jau jinai ir komisija sudaryta, ir teisėjai paskirti visi, neaiškia tvarka, nors visada visi kalbėjo, kad teisėjai yra skiriami kompiuteriu, bet kaip paaiškėjo, kad jokio kompiuterio ten nebuvo, buvo paskirta baudžiamų bylų teismo pirmininko pavaduotojo nurodymu visa kolegija, kuris be abejo pato tas baudžiamų bylų pirmininko pavaduotojas pats buvo neaiškiu būdu užkabintas toj teisėjų byloje ir pats išėjo iš teisėjų, dabar jo nėra tenai. Nu ir ta teisėjų kolegija buvo tokių cirkų, kad neturėjo net ką pasakyti, pati teisėja sprendžia, ar mes bandėm ją nušalinti, tai pati teisėja net neišėjus pasitarti su kolegija, ne, sako, mes nenusišalinam. Tokie buvo daromi procesiniai dalykai, labai keisti. Po to vienas iš tos teisėjų kolegijos toksai teisėjas Jucius pasirodo pats buvo vienas iš liudininkų toj buvo teisėjų byloj, tai realiai jisai šiaip turėjo nusišalinti nuo bylos ir mes aukščiausiam teisme, kai pasakėm, kad toks teisėjas byloj negalėjo dalyvauti ir jeigu bus įrodyta, kad tas teisėjas pats yra korumpuotas, nes buvo tokie įtarimai, tai aukščiausiam teisme pasakė, tai jeigu bus įrodyta, kad tas teisėjas, kuris buvo jūsų byloj kolegijoje, bus įrodyta, kad jisai pats yra korumpuotas, tada jūs tą bylą galėsit atnaujinti ir mes ją peržiūrėsim. Bet kaip gyvenimas pasirodė, tas Jucius praeitais metais numirė ir jo nebeliko. Tai jo kaltė kaip ir neįrodyta, o aš kaip ir likau vis tik kaltas ir apsiginti šansų jau nebeturiu. Nes nebėra žmogaus ir jis liko toks neaiškioj pozicijoje. Tai va, tokie dalykai. Tai dabar iš viso šito pasakojimo susidaro toks įspūdis, kad po kažkokio tai kažkieno tai valdymo atėjote į įmonę, norėjot padaryti tvarką, per nepilnus metus prisidarėt tiek, kad 10 metų paskui turėjot asmeninių visokių problemų. Tiesiog jūsų toks pasvarstymas gyvenimiškas. Dabar ką darytumėt kitaip? Ir iš viso toks yra. Aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek, žinot, susidūręs ir su savivaldybė, ir su kitom įmonėm, ir šiaip su daug valdininkų susidūręs. Jūsų nuomonė, ar tai vyksta visose įmonėse? Kurios pavaldžios, pavyzdžiui, savivaldybei, kitoms įmonėms? Aš manau taip. Taip yra ir kitur. Tik tai galvoju, kad yra taip, kad kai ateina naujas meras ir savivaldybei susiformuoja taryba, kur yra pozicijoje, jie iškart susistato savo valdybas, stebėtojų tarybas, valdybos išsirenka savo tinkamus žmonės, kurie taps direktoriais tų įmonių, yra tyliai, gražiai pakeičiami direktoriai, tipo jie laimėjo konkursą, nors iš tikrųjų ten to konkurso laimėjimas tik tai grina butaforija. Formalumas. Formalumas.
susistato savo direktorius ir tada nėra kam kas skūst, viskas ten gerai veikia, viskas gerai dirba, todėl kad direktoriai yra savi žmonės pasistatyti, tai nėra kitos partijos nariai ir dėl to jokių problemų šiuo metu nėra. Direktoriai sustatyti savi, nieks jų neskundžia, viskas ten gerai, viskas vykdoma pagal tam tikrą schemą, kaip reikia ir viskas labai gražu ir nereikia ten jokių nei šau, nei nieko. Kaip manat, ar Dariaus Navicko pavyzdys tam, kad tų skundų ir lindimų ten, kur nereikia, yra minimas kaip pavyzdys, kad gal nereikėtų užsiimti tuo, ko nereikėtų. Nereikėtų elektros ieškoti, pirkti, kur pigiau, nereikėtų skaitiklių taupyti. Ne savo kišeniai taupot, o bendrai žmonių. Kam dėl to galvą kvaršinti? Nu tai be abejo, kam kvaršinti galvą, kam tai daryti. Vis tiek gyventojai sumokės. Nesvarbu, kad gyventojai šiandien dienai paskutinius pinigus atiduoda. Ir kaip susitinkė su savo dabar pažįstamais, kurie ten, sakysim, dar prieš metus laiko dar šypsojosi, dabar sutinkė žmonės, matai, kad šypsenos nebėra, paklausi, kame problema. Sako, jeigu anksčiau būdavo momentai, kai būna, juoda, balta, tokie periodai, vieną kartą geriau, kitą kartą blogiau, tai dabar sako, tik juoda. Vos sako, surinki pinigus. Tai elektra pabrango, tai dujos pabrango, tai vanduo pabrango, tai žemės mokestis pabrango, tai nekilnojamo turto kažkoks mokestis papildomas. Viskas brangsta, atlyginimai didėja labai juokingai, jeigu kam didėja, o tie žmonės, pavyzdžiui, kurie iš vis nedirbo, kaip jiems pragyventi? Ne visigi gali surasti darbo. Šiandien dienai surasti darbo yra labai didelė problema. Ir ką jiems daryti? Darbo birža irgi nieko ten nemoka, dar vienu metu buvo, kad pradžiai mokėjo, kai konservatoriai paėmė valdžią, tai Šimonytės ten nurodymų ar kažko, kieno kito nurodymų, net ir darbo birža nebemoka žmonėm. Bet jie tyli tie žmonės, o iš ko jiems gyventi, kaip jiems susimokėti mokesčius. O jeigu dar paskolos pasimtos, tai tik laiko klausimas, kada bankai tuos žmonės išvarys iš jų gyvenamų būstų. Kas tenai kotedžą pasistatęs, kas ten namelį pasistatęs kokiam sode, ką jiems reikės daryti. Kol kas tyli žmonės, bet tai ilgai nesitęs, man atrodo. Dariaus nuomonė, bet vis tiek, greičiausiai tai ir ne tik Vilniaus savivaldybė, bet ir visos kitos, o dabar artėja savivaldybių rinkimai. Kas vis dėlto galėtų iš tikrųjų pakeisti, nes mes matom, kad nėra baisiai didelio skirtumo, ar liberalai, ar konservatoriai, ar kas be papultų į tas įstaigas, kažkaip tai visi greitai apsidėlioja savai žmonėm ir tie, kurie supranta taisyklės, tai gražiai ir sėkmingai gyvena, tie, kurie nesupranta taisyklių, baigia kaip Darius Norkus. Ką iš tikrųjų žmonės, ar rinkimai gali kažką išspręsti? Aš pasižiūrėjau, kas čia dalyvauja rinkimuose, kas čia eina. Eina žmonės, kurie iš vis neturi supratimo, kaip ta savivaldybė funkcionuoja, ką jinai gali, kaip jinai turėtų dirbti. Ateina žmonės, kurie moka gal pašnekėti, pasirodyti, savo veidą parodyti. Bet tai nėra ūkininkai, tai nėra tie žmonės, kurie galėtų ūkiškai, netgi dauguma jų net neturėję savo įmonės, niekada nebuvo vadovai. Jie yra chlapčiukai buvę pas kažką. Ir jie eina į tarybą, jie eina į merus, jie veržiasi, nors realiai net nesupranta, ką jie darys. Gal jie vykdys kažkieno nurodymus teisingai, taip kaip reikia ir viskas bus gerai, niekas jų nekliudys. Bet nuo to žmonėm tikrai geriau nebus, visiškai. Nes mums reikalingi ūkininkai, kurie supranta, kurie žino, ką reikia daryti. Netgi dabar, pažiūrėkit, kas čia su tais keliais padaryta Vilniaus mieste. Reikia su lengvaja, gali pravažiuoti, pasnigo pripūsti, su sunkvežimiu reikia gal net kokiai gelbėjimo, kokiai tai operacijai važiuoti sunkvežimiu, negali pravažiuoti. Mašinos taip sugrūstos, sustatytos. Kas čia tokius sugalvojo, tai aš nesuprantu. Čia turbūt Šimašius pats turbūt mašinos nevairuojas, gal su paspirtuku važinėja. Mačiau, tai pravažiuoti su paspirtuku gal įmanoma, bet ne žiemą.
Tai va elementarūs va tokie dalykai, net tokie sprendimai yra taip kvailai priminėjami, sklypai keičiamas tenai paskirti sklypų, nei kas čia ką labai bederina, nei kas čia žiūri, nei nekreipia. Aš manau, kad derina ir žiūri, ir aš dabar dar vienas iš vis tiek jūs susidūrė su ta vidinė politika, tų visų leidimų išdavimo ir neišdavimo, ir šiaip matyt, aš manau, kad kiekvienas tas raštelio pasirašymas turi ir tam tikras kainas, dėl to taip yra ir norima užimti tas vietas toj savivaldybei. Iš tenais ir noras, nes mano supratimu iš tenais ir partijos finansuojamos, nes artėja paskui ir Seimo rinkimai ir šiaip. Tai ar yra tas savivaldybėse užtikrinamas tų partijų paskui finansavimas iš visokių pinigėlių ir struktūrų ir visų kitų, nes mes matom, kadgi visiemsgi reikia kažkaip tai tuos pinigėlius užsidirbti ir kad išlaikyti ir pažįstamus ir prokurorus, ir teisėjus. Tai be abejo, nes kai tam tikra partija užima taryboje valdančią daugumą, jie pasistato savo vadovus visokiose tokiose įmonėse, kurios yra prie savivaldybės ir pakeičia žmonės, tos buvusių kitų atleidžia, priema savo, jie laimėjo konkursus, iš tikrųjų ten ateina visai žali, nesuprantantis nieko. Tai va tokia pagalba darbuotojams yra tam tikras atidavimas savo, kaip ir sakant, kaip čia pasakyti, savo, už tai, kad tu tapai mero ar tenai vicemero ar tenai tarybos nariu, kažkokios duoklės atidavimas, savų žmonių įdarbinimas va tokiuose įmonėse. Ten grinda, vandenis, elektros tinklai ir taip toliau, jų čia tų įmonių visokių yra daug. Tai va čia toks yra atidirbimas, o tarybos nariai, kurie balsuoja už tam tikrus projektus, tenai leisti ar neleisti statyti, ar duoti leidimą ar neduoti, tai yra dauguma tų pačių, kurie opozicija gali sakyti, visada balsuoti prieš. Bet jeigu pozicijos yra daugiau, jie prabalsavo, kad taip, duodam leidimą, keičiam paskirtį ir viskas gerai, visi nubalsuoja, atsakomybė kokia, kolektyvinė, tai reiškia, jokios nėra, asmeniškai niks už tai nieko neatsako ir jeigu ten kažkas pradės ginti kažkokį tai interesą visuomenės ar ką, taryba nubalsavo, nėra ką čia ginti, viskas prokuratūra, viskas tvarkoja, dauguma nubalsavo, viskas gerai, tai va taip, nuo kampo iki kampo, stumdamasi nuo vieno krašto prie kito, tie pasikeičia, kiti ateina, vėl tas pats, nieko naujo. O kokybė žmonių, ar jinai gerėja? Ne, nematau. Tai jinai negali gerėti, čia vienas iš tokių apibendrinančių gal klausimų, o tai vis dėlto turint tokią sistemą, tai yra naivu tikėtis, kad mes čia ar balsuodami, tai vienintelis ir lieka tada dalykas balsuoti kojomis. Ir mes matom, kad milijonas žmonių daugiau išvažiavęs iš Lietuvos, nes, o kas gali čia išlaikyti ir tokius mokesčius ir kažką iš vis pakeisti. Ir iš vis, Dariaus nuomonė, ką reikėtų, nuo ko reikėtų iš vis pradėti. Aišku, ūkiškumas yra pirmas dalykas, bet tai kaip priversti tos žmonės, kurie įpratę 30 metų parazituoti kitų žmonių sąskaitą, kurie įsteiginė ir savo įmonėlės, ima kyšius, aplipdo savo įmonėlėm visus tiekimus ir taip toliau, jie įpratę gyventi visiškai kitaip. Kaip privers dabar juos pradėti dirbti normaliai? Jų nepriversi kol kas niekaip. Kol jie turi savo stogą, užnugarį, ypač visa teisėsauga, kuri yra valdoma, mes visi žinom, kieno prižiūrima, jiems yra viskas leidžiama, ką jie daro, jiems nėra keliamos nei baudžiamos bylos, nei nieko, o kitas žmogus nieko nepadarė, bet jam prasidėjo įtarimai, ten tie įtarimai gali tęstis metus, 2-3, po 3-4 metų pasakys, nieko nebuvo, bet tam žmogui sugadintas gyvenimas, jisai išmuštas iš vėžių, jis apjuodintas, jisai žiniasklaidos parodytas kaip netinkamas ir daugiau niekur jis nebegalės eiti ir jis ne politiką nebenuės, nes jis yra jau apjuodintas, o tie, kurie sėdėjo valdžioj, kurie yra po tam tikrų stogų, jiems nieks nieko nekelia, jie visada yra teisūs, jie visada yra viršūnė, jie visada yra matomi, tai kol teisėsauga nedirbs sąžiningai, kol bus jie kontroliuojami kažkieno tai,
o nedirb savo darbą, kas privalo. Ir kol teisėjai nespręs bylų pagal kodeksą, pagal įstatymą, pagal konstituciją ir tas, kas jiems priklauso, vykdys irgi tam tikrų žmonių nurodymus ar specialiųjų tarnybų, tol nieko čia nepasikeis, nieko nebus. Reikia šluoti visą teisėsaugą, gal sustatyti naujus žmonės, jaunus, baigusius mokslus, kurie yra apmokinti, kad turi būti taip. Tenka pakalbėti ir su tie, kurie baigė universitetą, ar ten Riomerio teisės, pasikalbė, žmogus baigė teisę, jis labai šneka, o čia taip ir taip, čia įstatymas, čia teisėjai, čia taip ir taip. Paklausai, sakai, tu kam, naivus berniuk, iš kur tu čia iškritęs iš medžio, baigiai mokslus teisę, o kalbi visiškai kaip. Nes jis neturi supratimo, jis tiki tą idėją, kad prokuratūra yra prokuratūra, teisėjai yra teisėjai, kai jie atlieka visi savo darbą. Bet gyvenime, kai su to susidari, visiškai taip nėra. Bet tai koks bendras vardiklis pas visą šitą? Vis tiek jie kažkaip tai, kas juos visus vienyje? Nes praktiškai gaunasi, kad gaunasi kažkokia tai grupuotėje. Negali sakyti, kad visi žmonės tokie yragi, kurie ir sąžiningi, ir teisėjai, ir prokurorai dirba. Be abejo, visada vienetų yra ir sąžiningų, bet tiems vienetams yra labai sunku. Ir jeigu jie ir labai daug teisėjų, dabar kodėl sako, kad teisėjų trūksta, kad visa kita, tai ne visigi gali ištverti šitos. Ir jeigu jis pamato, kad jisai nėra tos sistemos žmogus, jisai bando būti kitoks, tai jį arba bylom apkrauna, arba pasako, kad jis blogai bylą sprendžia ir galutiniam rezultatai savo norų išeina, nes kad nesusigadint savo ateities, išeina advokatų dirbti ar dar kažko tai. O yra dėl to, kad visa mass media, visa ta sistema, kuri mums formuoja mūsų smegenis, jinai vis kala, kad turi būti taip. Ir žmonės, tu 1000 kartų pasakyk balta, nors tai yra juoda, ir žmogus gal patikės, kad čia yra balta, nors realiai čia gal juoda. Tai čia viskas priklauso nuo mūsų žiniasklaidos. Jūs pasižiūrėkit, ką kala mūsų ta pagrindinė žiniasklaida. Bet kokiu klausimu pasimkit ir gerai panalizuokit. O tie opoziciniai kanalai, tai Facebook'o ar tenai YouTube'iniai kanalai, kiek peržiūrų jų yra palyginus ten su didžiaja televizija, kuri tenai apmokama iš mūsų mokesčių mokėtojų, ten 60 ar 70 milijonai metus gauna. Kaip jie formuoja visą žmogaus mąstyseną. O kiti tai dirba už savo pinigus, iš savo idėjas, gal net tų pinigų kartais pritrūksta tam YouTube'iniam kanalui ir dar jį blokuoja, dar cenzūra eina, dar po to jisai turi tenai tam priežiūros komitetui atsakinėti klausimus, kodėl jis tą parodė, kodėl jisai tą vienaip ar kitaip pakomentavo, nes tai netitinka bendros tenai ideologijos ar kažko tai. Tai rezumuojant visus tus dalykus, kuriuos čia dabar papasakojau. Kai pamatai visą tą sistemą, kaip veikia, ir pamatai, kaip yra žmonės užlugdomi, tame tarpe paėmus ir Algirdą Paleckį, jis ten kitus klausimus bandė išviešinti, parodyti, kaip iš tikrųjų yra. Ir tu pamatai, kaip sudirba žmogų, realiai, kas ten jo byloj buvo liudininkas. Vienas, kurį ten vadino, aš nežinau, ar tai teisybė ar ne, ten pedofilu, kuris ten ateidavo į teismą su kauke, net bijodamas parodyti savo veidą. Vieno jo parodymais buvo nuteistas žmogus, pasodintas į kalėjimą. Ir matant tą visą neteisybę ir tą visą tokį vienos tik tai ar politinės jėgos, ar vienos ideologijos tik įstumimą, aš pradėjau palaikyti Algirdą Paleckį, todėl perėmiau jo to teisingumo aušros. Atėjau į teisingumo aušrą, tiksliau sakant. Žmonės su manim pabendravė, manim pasitikėjo, mane išrinko pirmininku. Ir mes dabar pradėjom tokį judėjimą tą plėsti mūsų, pradėjom kurti savo skyrius ir ten ir Marijampolę, dabar ruošiamės važiuoti į Žemaitiją link Mažeikių, į Klaipėdą ruošiamės važiuoti. Žmonės būrėsi, žmonės nori to teisingumo, siekia, pavargo nuo viso šitos betvarkės Lietuvoje. Ir visi tikisi, kad vis tik kažkada tai Lietuva pagražės, pagerės, nebereikės bėgti iš tos Lietuvos. Gal pradės žmonės grįžti į Lietuvą, kai pamatys daugiau teisingumo, kad galima įsidarbinti kažkur tai. Dabargi net gamyklų Lietuvoje nebeliko. Viskas išdalinta, išparduota, sugriauta. Griauti didelio mokslo nereikia, pastatyti kažką naujo, sugalvoti.
Vat kur yra didžiausia problema. Bevažiuojant į rajonus, į kitus miestus, mes ten turim savo atstovų, bet mes norim įkurti skyrių daugiau. Kiek dabar iš viso yra teisingumo aušroj dalyvių? Pas jūs galima kažkaip užsiregistruoti, pavyzdžiui, norint? Jo, pas mus Vilniuje yra grupė žmonių, yra kontaktai, kuriuos mes paliksim Karžygį po šios studijos pokalbio. Mes pradėjom rinktis į savaitę vieną kartą, kiekvieną savaitę grupelę žmonių, kviečiam jungtis ir kitus, kurie nebejingi mums, kurie turi ką pasakyti, kurie turi idėjų, kurie nebijo kalbėti. Aš nesu kalbėtojas čia didelis. Yra, kurie moka žmonės, kurie turi ką pasiūlyti, kurie žino, kokios problemos yra. Ir mes važiuodami į kitus rajonus lygiai taip pat kursim skyrius, kviesim žmonės dalyvauti, prisijungti, pasakot, viešinti, nes šiandien dienė tik tai mes ką matom, tai tik tai viešumas tam tikrą dalį įpareigoja mūsų dabartinius administratorius kažkiek tai atkreipdėmėsi, kažkiek tai pagalvoti, ką jie daro, gal kartais ir sustabdyti kurioje vietoje neteisingus darbus. Todėl visus kviečiu aktyviai dalyvauti, jungtis, burtis, išsakyti savo nuomonės ir taip plėstis. Mūsų yra jau šiandien dienai nemažai, ateityje mes gal ir ruošiamės gal ir įkursim partiją, jeigu ateis tam laikas, gal jungsime su kitom opoziciniam organizacijom. Ar jie jungsis prie mūsų, kviesim jungtis, mes jungsimės prie jų, darysim didesnės organizacijas. Kažką reikia daryti. Ir tik viešumas, mūsų bendras viešumas duos kažkokių tai rezultatų. Na ir baigiant šitą visą mūsų pokalbį, norėčiau padėkoti Karžygiui, kuris leido pasisakyti, kuris leido pakalbėti ir pasirodyti jums visiems klausytojai. Šitas laidas pabandysim susitarti, kad galima būtų pratęsti. Gal dar ir kitos mums platformos leis tarti žodį. Į kitas laidas gal pakviesim ir kitus įdomius žmonės pasisakyti su naujom idėjom, visą kitą, kad tai nebus turbūt vienintelis ir paskutinis mūsų pokalbis. Mes bandysim tai daryti pastoviai, kad mus matytų, girdėtų, žinotų. Manau, kad su Karžygiu sutarsim. Noriu padėkoti jam už pakvietimą ir visiems žiūrovom padėkoti už visą tą mūsų pokalbį. Dėkui, Dariau, iš tikrųjų, kad tokį kelią praėjęs gyvenimišką, dar vis dėlto turit jėgų ir toliau daryti kažkokius darbus, burt žmonės. Tikrai savo, kas priklauso nuo Karžygio studijos, tai mes visą laiką atviri ir jums, ir visiems žmonėms, kitiems, kurie turi noro kažką daryti ir daro konkrečius darbus. O šiandien dienai dėkui Dariui, kad atėjo, dėkui visiems žiūrovams, kurie mums skiria laiko ir žiūrėjo, ir iki kitų susitikimų. Iki.